Sveiki, šioje pamokoje spręsime ketvirtąjį uždavinį. Sąlygos aš neskaitysiu, tiesiog sutrumpintai apibendrinsiu, ką mes turime ir ką mums reikia rasti. Taigi turime koordinačių plokštumoje 2 taškus, kurių koordinates įvedame klaviatūra. Per šios 2 taškus nubrėžta atkarpa yra tam tikras skritulio skersmuo. Ir mums reikia rasti šio skritulio plotą bei centro koordinates. Taigi einame į savo main funkciją, vėlgi nekursiu jokios atskiros funkcijos, kadangi dabar tik demonstruoju pagrindinius sprendimo algoritmus paprastiems uždaviniams. Visi mūsų kintamieji bus flow tipo, kadangi tiek plotas skritulio, tiek koordinatės gali realiai būti tokie skaičiai, kurie turi reikšmę po kablelio. Taigi dabar nieko nekomentuodamas kol kas apsirašau kintamuosius, jokių pradinių reikšmių kol kas nesuteikiu. Na ir dabar susikūriau dviejus tokius kintamuosius, apie kuriuos gal nesakiau, tai plotas ir spindulys. Spindulys reikalingas tam, kad rastume plotą, kadangi ploto formulė yra p kart r kvadratu, o spindulį tiesiog rasime iš tų koordinačių, kurias turime, ir pasinaudosime atkarpos ilgio skaičiavimo formulę, kada žinome atkarpos koordinates. Ir mes naudosime štai šią funkciją, štai šią formulę, tai yra, kurioje tiesiog yra pošaknyje 2 dėmenys, vienas yra x pokyčio kvadratas, o kitas yra y pokyčio kvadratas. Manau, šią formulę turėjote mokintis mokykloje ar bent kažkur kitur, kur mokinote. Todėl apie ją viskas ir galbūt dar norėčiau paminėti vieną aspektą, kad šioje programoje naudosime tam tikras funkcijas iš math bibliotekos, todėl reikia parašyti štai tokį sakinį include math. Na ir kai apsirašėme kintamuosius viską, dabar mums reikia įsivesti kintamųjų reikšmės klaviatūra. Galbūt visų pirma reikia nurodyti kažkokius tai sakinius vartotojui, kad jis žinotų, kuriuo laiko momentu, kuriuo programos vykdymo momentu reikia įvesti šias koordinates. Taigi pirmąjį rašome įveskite taško A koordinates ir tuomet, jeigu kas nežino, tai dabar pasakysiu, kad reikšmės nuskaitomos su funkcija scanf ir štai čia kabutėse rašoma kintamųjų adresai, per kuriuos maždaug mes priskirsime tas reikšmes, ir po kablelio rašoma kintamojo vardas, kuriam reikšmė bus priskiriama, ir taip pat pridedamas n ženklas, kuris reiškia, kad būtent ta įvesta reikšmė adresuojama šiam kintamajam. Taigi pirmojo taško koordinatės yra x1 ir y1, ir tą patį analogiškai galime padaryti su antruoju tašku. Tiesiog pakeičiame tam tikrus kintamųjų vardus ir štai jau galite įsivaizduoti, jog vartotojas įvedė abiejų taškų ir A ir B koordinates. Taigi dabar galime apsiskaičiuoti spindulio ilgį, kurį skaičiuosime pasitelkdami prieš tai rodytos formulės pagalba. Ir spindulys bus lygus kvadratiniai šakniai, kaip jau minėjau, už 2 dėmenų, kurių vienas yra x skirtumo kvadratas,
o antras yra y skirtumo kvadratas. Tuoj, kai parašysiu, pakomentuosiu štai šią funkciją pau, kuri iš tikro prieš tai parašyta kažkokį tai dėmenį, šiuo atveju mūsų dėmenį, kuris yra y skirtumas, kels tuo laipsniu, kurį parašiau štai čia po kablelio. Ir dabar uždarome skliaustus, na ir dabar pakomentuosiu. Taigi štai čia užrašėme štai ką. Viskas, kas yra skliaustuose SQR, viskas reiškia yra po šaknim. Čia yra pirmas dėmuo, jis yra štai čia. Ir šis skaičius rodo, kad jis yra pakeltas antruoju laipsniu. Štai čia yra antras dėmuo, kuris yra y skirtumai ir jis taip pat yra pakeltas antruoju laipsniu. Ir kadangi mes štai čia iš tikrųjų apsiskaičiavome visos atkarpos ilgį, o kaip žinot, norint rasti spindulio ilgį, kai turime diametrą ar skersmenį šiuo atveju, tiesiog reikia tą reikšmę padalinti iš 2. Dabar, kai turime spindulį, galime apsiskaičiuoti plotą. O plotas tiesiog lygus pi, kurio reikšmė yra 3,14 kart spindulys ir galime tiesiog rašyti arba vėl su prieš tai minėta pau funkcija arba tiesiog 2 kartus pakartoti tą pačią kintamojo vardą. Čia kaip jums patiems yra patogiau. Kaip apsiskaičiavome plotą, dabar mums beliko susirasti x centro ir y centro koordinates. Na ir galiu pasakyti, kad tai atliekama labai paprastai, tiesiog susumuojant tarkim x koordinates ir padalinant jas iš 2 arba analogiškai su y. Kadangi įsivaizduokite, jeigu turite atkarpą, kurios x koordinatė pradžios tarkim 0, o galo 5 ir turbūt niekas nesiginčys, kad vidurio koordinatė yra 2,5. Todėl sudėjus šiuos skaičius ir padalinus iš 2 gaunate lyg ir tą savo formulę, apie kurią aš šneku tiek daug. Ir analogiškai atliekame tos pačius veiksmus su y-kais. Padaliname iš 2, na ir kai viską apsiskaičiavome, nusiskaitėme reikšmes, belieka pateikti vartotojų atsakymą. Tarkim, rašau procentas f, tuomet rašau 4,2. Na tai reiškia, kad aš norėsiu tiesiog skirti šiai reikšmiai 4 pozicijas prieš kablelį ir 2 pozicijas po kablelio, kadangi realieji skaičiai gali turėti be galo daug reikšmių po kablelio, todėl geriau apriboti. Ir, tarkim, x centro koordinatė tuomet bus analogiškai 4,2, tarkim, f ir y centro analogiškai procentas 4,2 f. Na ir dabar štai čia po kablelio atitinkamai atidedame tas reikšmes, kurias norime įterpti. Į pirmąją vietą terpsime plotas, į antrąją x centro, į trečiąją y centro. Na ir dabar galbūt dar čia reiktų įdėti newline, kadangi galite sugalvoti dar ką nors parašyti. Na ir paleidžiame programą. Ir man rodos, ne viską nepamiršau, atrodo lyg ir nieko. Įvedėme pirmąją koordinatę 0,0, kad būtų tiesiog lengviau suprasti, lengviau apsiskaičiuoti ar tiesiog patikrinti, ar teisingai mūsų programa dirba. Ir antrąją koordinatę įvesiu x reikšmę 5, o y reikšmę 0. Ir galite įsivaizduoti, kad ši atkarpa yra tiesiog ant x ašies, jos pradinis taškas 0,0, o galinis taškas 5 ir 0. Tai reiškia, kad jos ilgis turi būti 5. Ir skritulio plotas yra 19,63, y centro koordinatė yra 2,5, na kadangi sudėjo x
koordinates turbūt logiškai ir padalino iš 2. O plotą galime pasitikrinti, kadangi žinome, kad mūsų atkarpos ilgis yra 5, tai ją padalinę iš 2 gauname spindulio ilgį 2,5, pakeliame kvadratu ir kažkas šiandien taip gaunas. Nors ne, viskas gaunas gerai, 6,25 pataulinkinam iš 3,14 ir gaunas kažkas panašaus. Taigi, manau, su šiuo uždaviniu tiek, tikiuosi supratote. Galbūt pasirašome dar vieną uždavinį 5. Parašykite programą, kuris keistų kintamųjų x ir y reikšmes vietomis. Vėl galbūt mes šias reikšmes įsivedame klaviatūra, taigi nieko per daug nekeisiu, tiesiog truputį pervadinsiu kintamuosius ir arba viską per naują reikia rašyti, kad būtų kiek aiškiau. Išvedame, tarkime, vartotojų sakinį, įveskite x ir y reikšmę. Ir tuomet rašome vėl scanf ir per vieną kartą įvesime 2 kintamuosius ir bus, tarkim, x. Nepamirštame n ženklo, kad būtų reikšmė suteikiama būtent šiam kintamajam. Na ir mes susikūrėme štai čia 2 kintamuosius, išvedame vartotojų sakinį, įveskite x ir y reikšmes, tuomet su scanf įvedus šias reikšmes priskiriame jas analogiškai kintamiesiam. Na ir kas dabar vyksta? Mes turime ir tiesiog norime šiuo atveju šias reikšmes sukeisti vietomis. Tarkim, x priskiriame 5, o y ten kokį 100. Ir norime, kad tiek ir pačios programos vykdyme, toliau, tarkim, tiek ir pačiam spausdinime, kad mums būtų sukeistos šios reikšmės. Na ir parašyti paprastai x lygu y, y lygu x neužtenka, kadangi priskyrus x y reikšmę, x reikšmė išnyksta ir vėliau y priskiriant x gaunama ta pati y reikšmė. Taigi reikia kažkokio tai tarpinio kintamojo, kurio pagalba galėtume tiesiog perleisti tą pradinę x reikšmę ir kurią vėliau suteiksime y. Taigi galim tiesiog pasirašyti, kad a lygu x, tuomet x lygu y ir y tuomet lygu a. Na ir dabar tiesiog atspausdiname viską. X reikšmė, tarkim, procentas f, y reikšmė procentas f ir analogiškai rašome x ir y. Galime pridėti žodelį naujoji x reikšmė. Na ir paleidžiame programą. Ir štai rašo, įveskite x ir y reikšmę. Nu, kaip ir sakiau, tarkim, x 5, y tarkim -100. Ir štai spausdina naujoji x reikšmė yra 100 ir x reikšmė 5. Na, čia jau mano klaida, čia turėtų būti y reikšmė, kadangi į šią vietą įterpėme y reikšmę. Ir kai matote, štai čia yra daug nulių, kadangi nepanaudojau prieš tai minėto pozicijų priskirimo principo. Na ir manau viską šiai pamokai užteks. Ką norėjau parodyti, tiesiog paprastas operacijas, kurias galima atlikti žaidžiant su kintamaisiais. Tai tiek šioje pamokoje ir iki susitikimo kitose.